Labas, brangieji mylimieji. 19 eilinis sekmadienis. Ir vėl paruošiau jums skaitymus žemaitišką, bet turbūt dažna to nedarysiu, nes, turbūt vis tiek tvarkinga, nes tai ir Dievo žodis. Pirms skaitinys iš Pirmos karalysčių knygas 19 skyriaus. Tuomet atėjęs prie Dievo kalną Horebą, Elijus užėjo į uolą ir ten pernakvojo. Iš šitą nam atėjo Pondėjeva žodis. Išek, įstuokėsum kalną prieš Pondėjevą. Iš šit Pondėjevs praėm. Didelė stipri vietra, plėšė kalnus, tropena uolas prieš Pondėjevą. Ale vietruo Pondėjeva nabova. Po vietras žemės drebėjams, al žemės drebėjime Pondėjeva nabova. Po žemės drebėjimą ugnis, al ugnie Pondėjeva nabova. Pūgnys švelnus tykus vėjėlė putems. Ton išgirdęs Elijus apsisiautė veidą, mantiją išėjo ir atsistojo prie uolos įėjimą. Atliepiamoji psalmė. Klausaus, kon saka Pondėjus. Ons juk skelb ramybę savo tautą į savo ištikimiems. Tikra ano išganijams į arteitų, katrei ano bėjai, ka mūsų žemė apsigyventų garbė. Gailestingums į teisą susitiks, teisybė ir ramybė pasibučiaus. Teisa išžels į žemės, o Pondėjeva teisoms žvelgs iš dangaus. Taip pat Pondėjus daus ton, kas gera, į mūsų žemę daus savo derlių. Teisoms žengs ano priešakyje, nuteisdams taką ano žingsniams. Antrus skaitinys iš laiško romiečiam 9 skyriaus. Brole, aš sakau teisybę Kristuje, namalauju, ton liudija mano sąžinė šventuojo dvasio, ka aš nešu širdyje didelį liūdėsi į napaliaujamą skausmą. Aš net norėčiau pats būti prakeikts į atskirts nuo Kristaus dėl savo brolių, savo gentainių pagal kūną, katrei į Izraelitą, katrims priklauso į vaikystę, garbė, sandūrą, įstatymą davėms, Dievo garbinėms į pažadą, anims priklauso protėvę, iš anų pagal kūną kėla Kristus, tas katras į viršum visum Dievs, šlovings paromžius. Amen. Ir iš Evangelijas pagal Matą. Putam kaminį pavalgė, Jėzus tijau privertė mokinius susėsti į valtį į irteis pirmą užanon į kitą krontą. Kol ons palės mėnes. Palėdis mėnes ons užlipa veins į kalną melsteis. Atėjus vakarau, ons buvo ten veins. Vo valtis jau buvo už daug stadijų nuo krontą. Blaškomo bangų, nes pūtė priešings vies. Ketvirtoj nakties sargyba Jėzus atėjo pas anų žengdams ežero paviršių. Pamatė anon žengantį ežero paviršių mokinę pamėslykačią šmėklą, išsigonda ir pradėjo klykti. Al Jėzus tijau anus prakalbėna. Drąsuos, aš esu, nebijokit. Petrus anam atsakė, Pondėjeve, jie čia to, liepk mon atėti pas tavęs vandeniu. On starė, atek. Petrus išlėpęs iš valties, jie metė vandens paviršių ir nuėjo pas Jėzų. Al pamatęs kylantį vėją, išsigonda ir pradėjo skėsti. Suklykė, Pondėjeve, gelbėk mane. Jėzus tijau ištiesė ranką, sugriebė anon ir sako, mažatikė, dėl ko suabejoja. Tuomet aniai įlipa į valtį, vies nutėla. Votei, katrei buvo valtyje, Paulė prieš anon kelių įtarė, tikra, tu esi Dievo sūnus. Tokie skaitinė ir pasidalinsiu savo mislėm, kas kilsta nuskaitant. Ir vėl, aš tik stebaus tą sudėliojimą skaitinių į psalmių, neapkils jokios abejonės, kad čia ne žmogus sudėlioja, kad čia iš šventosios dvasios darbs. Nes taip tikslę sudėstyti, kad tau pradėtų atsiverti kas nors. Wow.
Pasakysiu taip, aš perskaitau pirmas iki skaitinius ir vėl. Ką buvo ten su sėjėju, ką buvo su daunas dauginimu, arba ten su kokiu sūnų palaidūnu, tai apie čia. Petrus ant vandeniu pradeda atskiesti, Jėzus anon išgelbė, tik pripamokslauta, tik prišnekėta. Nu, kun tu be pasakosi, visi mintina visko žena. Bet tuomet, dar sykį paskaitą, su kuo nors pasirokauju ir praded taip atsiverti, kad nugalėčiau dabar iš tų 3 skaitinių ir psalmės daryti didelį seminarą, didelį ilgą seminarą. Aš buvau nustebęs. Dėl tos priežasties, aš visuomet jumis raginu, dalinkitės tau, kon jūs išgirstat, kon jūs suprantat, kon jūs patys meslijat. Bus dviguba nauda. Pirmoji nauda. Dalindamos tu pats praturtėsi. Kada mes dalinamės, mes meslijam ir tas išsiplėt. Ir dar tu išgirsti kažkokią kitą nuomonę. Kits sako, aš taip. Ir to mes daromės turtingesnė, nes matom tom patį tašką iš skirtingų pusių. Ir nereginčyti 6-9. Tiesiog reik mėginti suprasti kitą pusę, kada kits dalinas ir to praturtėti. Dabar, jeigu taip pajaukauti, įsivaizduoju tarp tokį auditoriją didelį ir aš sakau, kas norėtumėt mokėti ėti vandens paviršių? Aš taip įsivaizduoju, kad namaža rankų pakeltų. Ėti vandens paviršių. Kapėj Petrus, kapėj Jėzus. Wow. Bet kad suprasti, kas čia vykst, gal pradėkime ne nuo tos vietos, o nuo pradžių, nuo pirmo skaitinio. Reiškia, aš turiu truputį prieš istoriją papasakoti, į kas buvau putam turiu pasakyti. Žodžiu, Elijas padarė didelį perversmą Izraelio karalystėje, nes buvo nusisokę Izraelitą nuo savo dievo, pasistatė ten balą, aukštumas, skulptūras ir taip toliau, ir ten darė visokius aukojimus, visokius aukas, ir čia aten dievo palėps, aten Elijas ir ons laim prieš balą kunigus, prieš balą pranašus, nes ten, jūs paskaitykite ton istoriją pirmo karalysčių knygo, žiauriai įdomi. Ten krita ugnis iš dangaus, suėdė visą Eliją auką, o tų pranašų aukos nepalietė ir liaudis atpažino, kas į tikrasis Dievas, ir įžodė ten kopėta tų pranašų, aš nebeatsimenu tiksliai, 400, įžodė tų balą pranašų. Tai karalienė Izabelė baisiausia pasipiktino to ir pasakė, kad Eliją nužudys. Va. Ir Elijas, mes skaitom, kad ons pasitraukė į kalną, įlinda į uolą, į urvą, pasikavoja nuo visą pasaulį. Čia tokį triuškinantį pergalę, ons faktiškai sukėlė didžiausią religinę revoliuciją, reiškia, Izraelyje. Ir grėsa nuo paties gyvybę, ons pasislėp į kalną visiškai išsekęs. Visiškai išsekęs, šių laikų terminą sakytų perdegimo sindromas arba depresija gili. Tai ons tokio būseno įlinda į urvą ir keitą užmėga. Keitą užmėga. Ikon yra žaden angels, reiškia, vieną kartą, ons mata padėta daunas į vandens, angelas sako valgyk, į kitą kartą sako valgyk. Ir toliau, tai, ko mes skaitėm pirmam skaitinėje, kad ons išgirda Dievo žodį. Tuomet jau pavalgys, pailsėjęs, ons išgirst. Ar prieš tai? O dabar jau susimaišiau, paskaitykit patys tom prieš istoriją, kaip ten buvo. Būtų pirma karalysčių knyga, 19 skyrius, tai galite žiūrėti nuo 18 skyriaus. Pasitikslinkit patys, bus įdomi, aš galiu klysti. Ir Dievas anam pasaka, kad tu išėk iš tos uolos ir aš prieš tavį praeisiu, reiškia, tu pamatysi Dievą. Ir tu veitą labai mėgst kunigą, labai mėgst pamokslininką, reiškia, sakyti,
tarytum pabrėždami, kad Dievas nekalba iš didelės lermas, iš didelį triukšmą, iš didelių sukrėtimų, bet ons kalba tylo. Dėl to tu nusiramink, tu ten medituok ir tu tada pamatysi Dievą. Nes taip sako, kad iš pradžių ėjai stipri vėtra, kad net uolas plėšė, traiški, draski. Ir tuo vietro Dievo nebuvo. O paskiau buvo žemės drebėjams, ir tam drebėjime Dievo nebuvo. Ir paskiau ugnis praeitų, ugnyje Dievo nebuvo, o paskiau tylus vėjėlis, ir Elijas užsidengė savo veidą ir pondės praėjo prie šamą. Nu, tai Dievo nėra ni tam. Neteisybė. Čia aš galiu jauktis, ir ta veita mane didelė patinka. Ką galėjai padaryti? Elijas, tai aš Dievą mačiau ir aš išmokau atskirti, ką pamatyti, į kur pamatyti pon Dievą. Tai žinokit, kad reik nuraminti savie vėjį, reik nuraminti savie žemės drebėjimą, reik nuraminti savie ugnį. Ir tada tokio pozo, giliai kvėpaudami, susitiksit su pon Dievu. Ir Elijas užsiaugina ilgą barzdą, paskelb savį gurų ir įsteigia Šramon kalną. Nebuvo tuo. Kas buvo po tuo, paskaitykit. Dievas sako Elijau, o dabar varyk ten į ton valstybę patep karalių, grįžk į Izraelį patep ton karalių, o veito savis patep Eliziejų. Dievas maists atsigavėms aktyvus veiksmus. Visą seka. Dėl ko aš te pasijaukiau iš to, kad iš tos tokios vieną kryptį mąstymą, kad būtina tylu. O jūs prisiminkit Jobo knygą. Jis sako, ir prabilo Dievas Jobui iš audros. O ką po Abraomo pasirodė? Abraomas savo mamrė pumedžių sėdrame ir pasanuotin svete, praeivę. Katrus Abraomas svetinga, sutinki pavaišėm. Ko aš noriu pasakyti? Kodėl Jobo pasirodė iš audros prabėlo? Todėl, kad pas Jobą po visų nelaimių, kas įvyka, įda po tokį draugų paulėmą, vidau buvo tokį sumaištis, kad tylaus vėjėlions būtų neišgirdęs. Tai Dievas, ko žinam, prakalb pagal ano tuo momentą būvį. On šnekas su tavim, tam, kam tu esi iš tikrųjų, ons pasilenk prie tavęs, ir tam į pats didžiausias stebuklas. Aš iš anksto pasakau vieną eilutę iš apaštalų Joną, kur on sakė, ne tai ir meilė, kad mes Dievą pamilom, o tai ir meilė, kad ons mumis pamilo pirms. Ir vat ta veitė ir labai svarbi, ons pamilo pirms. Jeigu ons nemėgintų su manim susišnekėti, tai moniai suprasti visatas kūrėjai, jokių šansų. Jokių absoliučia šansų. Tai visa esmė ir, kad ons pasilenk prie monės ir kalb su monėm tuo būseno, kur aš esu, ir tuokį kalbą, kokį aš šneku. Su fizikas on šneka, su fizikas, su piemenim on šneka, su piemenim aš jau to nesu sakęs. Dievas pasilenk prie mūsų. Dabar dėl ko ta veita svarbi? Žiūrėkit. Susitikėm su Dievu visą laiką išprovokau į aktyvų veiksmą, Ons yra ne dėl to, kad tu įsteigtumi savo ašramą ir pradėtum puikautis. Atsimenat, praeitą sekmadienį apie puikybę šnekėjom, į tokį ir išvirkščią. Bet ons kalb su tavim dėl veiksmo. Ons prikėlė Eliją ir sako, daryk. Ons užmesgė bendrystės, kaip svetys užmesgė bendrystės kalbą su Abraomu ir paskiau išprovokavo Abraomą derybas, Abraomą užtarėjimą maldą dėl Sodomos ir Gomoros, kad ons prašė tus likusius, reiškia, kad nepalenkė kelių, kad ons paprašė tus likusius, kad paliktų gyvus, kad nesunaikintų miestą. Ir taip ir įvyka. Ir Jobo ons neprabėla šiaip savo, o prabėla tam, kad atsistok, susijosk strienas kaip vyrs ir pradėjai pasakoti apie ko? Ar apie tai, ko mes darom? Ne.
Ons jau buvo pradėję pasakoti apie kosmos, apie tvarką, kokia yra visatas tvarka ir kokia tvarka ir čia žemėje. Ir tada pasižiūrėk, to tvarko tavo skausmę, žinok, Joba irgi ir tvarka, kad rastų dabar nemata. Pripažink, kad yra aukščiau tavęs. O čia visa esmė. Visą laiką yra veiksmų. Mozė pasirodė išdegantį krūmą. O, aš irgi norėčiau, komuniai krūmščiau užsidegtų, koks aš tada būčiau keits. Aš visiems pasakučiau, žinokit, rek, votep. Ir tada jum krūmsus aš pasidaryčiau kaučeris. Bet ar tam Dievas daro? Ne. Mozė paskui turėjo 40 metų vargą su Izraelitas pudykom. Ne, Dievas visada duod aktyviam veiksmui, duod kažkam, duod darbo. Mums nedara šiaip. Ir čia reikia atskirti du dalykus, kad ir svarbus. Jėzus, kada atėjo Dievas kūne, Jėzus, kada atėjo ir pasirinka mokinius, tai prieš mokinius ir kanas vyns. Ir kiti ten akliai praregėjai, mirusieji prisikėlė, minė pamaitinta, jiems vandeniu. Buvo kam didelis klausimas. Ar tu atpažįsti mane? Čia buvo viena posė. Ar tu atpažįsti mane? O kits klausimas, kon tu dara mane atpažinęs? Ir dabar ekiam jau prie Petrą. Ir žiūrėkit, saka, Petrus, vat, kiek yra kaučerių, kiek yra motyvacinių pamokslų, kiek esu girdėjęs apie ton veitą. Mažatiki, kuo abejoji, sustiprink savo tekėjimą ir tu esi vandeniu, tu padarysi biznį, tu pasidarysi turtingas ir taip toliau. O Dieve, gelbėk. Žiūrėkit, kas yra iš tikrųjų. A Petrus suabejoja tuomet, kuomet vies pakėla. Ar iš tikrųjų Petrus suabejoja tuomet, kuomet pakėla vies? Aš skaitau, kad ne. Žiūrėkit, ką buvo. Saka, Jėzus atėjo pas Anų, žengdams ežero paviršių. Pamatė Anų ženguant ežero paviršių mokinę, pamėslį, kad čia šmėkla, išsigundai pradėjo klykti. Al Jėzus jau Anus prakalbina. Drąsus, aš esu. Nebijokit. I Petrus Anam atsakė, pon Dieve, jei čia to leip, man ateit pas tavęs vandenį. Kon reiškia tas aš esu, tai ir tiksliai tas pats žodis, katro Dievas prisistatė tokiu vardu Mozė, aš esu. Ir Jėzus saka, aš esu. Petrus saka, jei tu esi. Šitą, kur Petra tikrųjų abejonė. Jei tu esi, ir tada ons reikalau įrodymą. Leipk maniai ir aš ateisiu vandeniu. Kodėl aš jums tiek daug pasakojau apie tai, kad visą laiką susitikim su Dievu ir veiksmu? O dabar pamėslykit, o kokiam veiksmu, kam būtų tas veiksmus Petrus en vandeniu? Jeigu ne puikybė prieš mokinius, beizėkit. Aš iš jūsų keičiausias. Ons visą laiką rovės būti pirms. Tas pirms iš tikrųjų buvo Petra pašaukėms. Ir jūs paskiau žinot, kad Petrus buvo pirmais popiežius. Tai buvo Ano pašaukėms. Bet pašaukėms visą laiką turi būti išviniuots laiku, kada Dievas Anon išviniuo, o ne tada, kada aš Anon noriu. Dovydas buvo patepts karalium kumet. O paskiau, kiek da turėjai kovoti, kiek da turėjai blūdinti, bepročių turėjai apsimest svetimo šalia, seilis per barzdą varvėjai, kol ons tapa Izraelį karalium. Visą laiką dar ir klausiams, kada, ir pašaukėms, bet ir kada. Ir dabar žiūrėkit, reiškia, jeigu Jėzus ant vandeniu, ons ant tam, kad mokinė patikėtų, kad anam viskas paklūs, kad ons ir Dievs. Tai turi tikslą, tai turi aktyvų tikslą. O Petra puikybė kam? Eti vandeniu. Aš suprasčiau, jeigu būtų laivs jau skendęs ir visi mokiniai klyk viešpatie gelbėk ir Jėzus ant pastato ant vandens, viskas tvarko, viskas logiška. Anei neptur sukau plaukti, anei jam, o Petrus kurovės, jeigu ne puikybė.
Gražiausi veitai ir pats Jėzaus elgesys. Ons nepamokslava skaistančiam Petru. Ons neaiškina, koks tu netikša ir taip toliau. Petrus perverta į nusižeminimą ir tikrą maldą. Viešpatie gelbėk. Čia ir pati tikriausia malda, kada tu savo skausmį šaukys. Viešpatie gelbėk. Ir sako, tuojau Jėzus išties ranką ir ištraukė. Ir tada pasakė, mažatikė. Tada pasakė, mažatikė. Ko suabejoja? Ko suabejoja? Ir ne to vėjų, monėm suabejoja. Va čia ir santykis. Ir pati pabaiga, ir pati gražiausia veita moniai yra, kaip visuomet. Paguoda atem per psalmes. Paguoda atem per psalmes. Gailestingums į teisą susitiks. Teisybė ir ramybė pasibučiaus. Gailestingums į teisą susitiks. Teisybė ir ramybė pasibučiaus. Ir dabar žiūrėkit, koks veiksmus aktyvus ir parodėts. Prisiminkit. Mes turim reikalą su visatos kūrėjų ir valdovu. Mes turim reikalą su manau. Ir ko non saka, teisa įžels į žemės, vompondeiva teisums žvelgs iš dangaus. Visa, kam yra kas sukurta, visa architektūra teisoms, vat brėžinys yra anuo. Ir saka, kada teisa įžels iš mūsų, iš žemės, teisoms susitiks su tau brėžiniu. Ir kas bus tada? Į te pats pondėjus daus ton, kas gera į mūsų žemę daus savo derlių. Derlių negalvokit apie tai, ko mes valgom. Aš mysliju, kad yra kažkas, kur mes privalom atidauti Dievų. Privalom atidauti visatą. Aš mysliju apie to, kad kažkur mes klaidžiojam neatiteikdami brėžinį. Ir dėl to sako, kad garbė tas ieškojams, kad tava yra karalystė, tavo valdžia ir galybė, ir jėga per amžius, tava ir karalystė, tava ir brėžinė, kad aš turėčiau atitekti. Dieve gelbėk mane tai suprasti. Aš tiesiog šauku, ką Petrus. Viešpatie gelbėk mane, aš keistų savo nesupratimą. Tai pasilikim tam apmąstymį, pasilikim tos mintys. Aš tikiu, kad jūs nemažą apmąstymų gavot šį sekmadienį savo bažnytėlės. Būkit palaiminti ir dalinkitės savo mintim. Labai lauku, ypatinga YouTube kanale, nes jeigu manot, kad tai, ko aš darau, yra verta ir jūs ten paspaudat arba prisiregistruojat arba parašot komentarą, tai YouTube algoritmus veikia taip, kad ons tada pasiūlo ir kitiem. Jeigu nemanot, kad tai ir teikės dalyks ir aš ten kaip žemaitis pušlauta turiu sėdėti, tai aš galiu ir sėdėti, man nieka. Viskas turi ateiti savo laiku. Su Dievu, brangieji.